Skiriamasis seansas mašinos. Pasijunk į energetinį žodį mašina yra gyva. Ah, Ką matai? įdomiai, žinau, sakau. Nu, a, aš matau, važiuoja mašina ir tu žinok, žiūri į mane akim, tipo kažkokiam ezoteriniam. Ir tipo, žinai, tu čia atėjai, o čia, žinai, aš taip stoviu kažkur, kur daug didelė labai kelių eilių, keturių net eilių sankryža. Ir vat viena kažkokia mašina, žinai, nu, tipo, man jau, žinai, nu, mirksi, bet tokia laiminga jį važiuoja. Nu, va, tai tu sakai, mašina gyva ir mane ten nuėžė, va taip. Mhm. Kaip sakytum, vat, gerai, aš aiškiau pasakysiu, kad žmonės suprastų, kad sakytum, kad ji turi kažkokį biolauką, aurą, kuris, nu, nėra toks kaip žmogaus. Ne, taip nėra. Bet, sakykim, vat ezoterinė erdvėje, toje dvasinėje erdvėje, vat, sakykim, sielos erdvėje, aš, vat, klausantiesiems, kad suprastų, kad mes kalbam apie tą, ko akis nemato ir akis nepastebi. Apie tą realybę kalbam. Tai, vat ten, vat iškart, kad ir mašina, ne mašina, sakykim, kitą daiktą, bet jis turi, tas daiktas, kažkokį tokį biolauką, kažkokia reakcija yra tenais, tam biolaukia. Čia vat greit vis tiek eina, man bedadėsiu iš gyvų atsitikimų, kaip tu sakai, gyvo mašina. Kai vienas vyras grinai parašė atsitikimą savo, kad, nu čia iš užsienio kažkuris ten su didelė labai kažkokia mašina, dykumoje kažkur ten ar sausroje kažkur važiavo ir jau ten kolonkės jokios nėra ir jam ten staiga sugedo. Tai yra sustoja mašina, tipo benzino nėra. Ir jis ten ir daužė ir tuos lašus ten visai ten, kad jie jau ten vos net ten, kaip tai žiūrėjo, ten kiek dar yra kažkas tai. Ir vis tiek neužsivedė ir neužsivedė. Ir ten kitų žmonių klausė, kad čia labai toli, ten ir kolonėlė ir viską. Ir pagaliau jam jokios išeities kažkaip tai nebuvo kitos, kaip jisai sako, padėjo galvą ant vairo, tiesiog dėl to, kad jis nusiminė, va taip vairą laikydamas, jis padėjo galvą. Ir jis tiesiog pradėjo, sako, aš pradėjau iš širdies, iš vidaus, kažkokiu, kaip sako, pats nepagalvodamas, kad tai yra gali stebuklas būti, sako, aš pradėjau sakyti, kad nu užsivesk, prašau tavęs, tu užsivesk, nu užsivesk, nu važiuojam, važiuojam, jis taip pat kažkaip sakė. Ir paskui, nu, ne tai, kad jis patikėjo ir iš karto užvedė. Dar kažkiek tai biški laiko praėjo, jis jau taip prarado viltį, nu bet dar pabandysiu. Ir ta mašina užsivedė. Ir kas geriausia, tai jis visą laiką važiavo, pravažiavo, iki pat kalonėlės nuvažiavo. Ta mašina užsivedė. O tai buvo. Ir vat kaip tu pasakai, mašina gyva, o taip kažkaip atėjo va, tas va, gyvas prisiminimas. Mhm. Tai mašina turi savo formos pasąmonę. O tu man biškit smulkiau pasakyk, ką turiu meni kažkaip tai kažkas ten. Ar tai nu, supratau, pasąmonė kaip po žmogų turi meni. Na taip, tik tai aišku, ten su daiktais yra biški kitokios formos, ten vis tiek yra informacinis laukas tam tikras Mhm. ir ar mm,
ar jinai daugiau tokia kaip aura, tokios išraiškos? Žinai, nėra ten pasąmonės. Ten pasąmonės nėra, ten yra informacinis laukas, kuris kažkokias, kaip sakytum, elektra kažkokia, vibracija kažkokia. Pačiai žinok, ne nuo mašinos irgi priklauso. Čia reiškia, kaip ją mylėsi, kaip prižiūrėsi, ji taip, ji taip ir atsiliepia, kažkaip reaguoja. Nu, bet aišku, čia visą tai netgi, nu, jau jeigu jai ateina laikas numirti, tai jinai ir numirs. Nu, labai priklauso, labai lieka mašinose energetika, kas ją turėjo, labai, koks žmogus ją turėjo. Mašinoje labai ilgai lieka ta energetika. Važiuoju, būtų gerai išsivalyti kiekvienam, kas perka dėvėtą mašiną. O paskui mašina lygiai taip pat reaguoja į tai, ant kiek tu ją myli. Vat irgi. Mhm. O taip, kad pasąmoninės veiklos, ten tokių dalykų, vat kažkaip tai, nu, kad nėra. Bet kaip čia paaiškinti, aš matau mašiną, bet ezoterinėje erdvėje tai man gali parodyti, kad jinai žiūri į mane ir šypsosi kažkokias tipolė. Vat taip, vat aš nuskaitau, ten nėra, kai žmogus gali dabar pagalvoti, kad aš matau akis, aš akių nematau, bet aš kokį telepatinis kažkokia tokia plotmė, kad aš matau jos reakciją į mane ir tokia pozityvi reakcija, ta mašina laiminga. Ir galbūt toje mašinoje važiuoja geras koks nors šeimininkas ar panelė graži. Ir vat ji mašina ta laiminga, nes, nu, sakykime, aš dar nematau, kas ten per žmogus, bet, sakykime, tas žmogus toks vat, vairuoja ir ta mašina turi tokį, Mhm. tokią reakciją. Mhm. Bet tai yra kažkokie va tokie va aplink mašiną, kad ji vibruoja ir reaguoja kažkokie aplinkos tenais. Nu, žodžiu, taip eina pasakyti, kad ji turi sąveiką. Bet ten nėra sąmonės, bet ten yra kažkoks magnetinis laukas, va taip gal pasakyti geriau reiktų, kur yra ten elektros ir energijos ir ten yra vibracijos. Va taip greičiau pasakyti. Mhm. Čia jau šitą klausimą kaip ir atsakei sekantį, bet kadangi yra mūsų protokole, ar mašiną įtakoja žmogus? Dar pasakyk kaip, prašau. Ar mašiną įtakoja žmogus? Mhm. Taip, tikrai taip. Jo. Yra, geriau sakyti, reikia ne žmogus, bet žmogaus energija įtakoja. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, aš matau atsitikimą gyvą, kuris buvo, kad vat, labai susirūpinęs žmogus važiuoja, įsėda į mašiną labai nervingas iš namų ar iš darbo ir tiesiog sustojęs prie maisto parduotuvės, jisai net nesusigaudo, kaip jisai išeina, ar tas duris užrakina ar ne. Žodžiu, jam dingsta raktai, nėra raktų. Jis pameta raktus, jis taip ir neranda tų raktų. Man, tai vat, aš nežinau, ką aš dabar atsakiau, žinok, kokį Mhm. klausimą. Mhm. Taip, tai
vos ne energetiškai maš... raktai kažkaip tai stebuklingai pasimetė. Mhm. Mhm. Energetiškai reiškia, žmogus buvo labai susinervinęs Mm. ir pasimetęs ir susijaudinęs. Ir ta energetika, vat, pavyzdžiui, net mašinos raktai, jai nesuvokiant, kaip dingo, jį kažkur pametė, bet ji net neprisimena, kur pametė, bet reiškia, mašina pati to, specialiai nedarydama, bet, pavyzdžiui, sureagavo į tą energiją. Ir Mhm. reiškia, įtakoja, tu klausi, ar įtakoja žmogus, tai žinai, Taip. galima sakyti, žmogus įtakoja, nes žmogus įtakoja su savo energetika mašiną. Mhm. Gerai, Jo, sekantis, yra tai. Mhm. sekantis klausimas. Ar mašina įtakoja nežemiškos būtybės energijos? Mhm. Taip, ten labai stipriai gali jos valdyti. Tai. Taip, pavyzdžiui, kiek aš žinau iš anksčiau, kažkokiu va tokių skaičius esu iš seniau, netgi vulkano išsiveržimai, kurie turi kažkokias tai energijas ir vibracijas, jau per didelį atstumą pati mašina sustoja. Iš niekur nieko. Ne visur, ne visada taip, bet vat, yra tokių, vat, buvo tokių vulkanų. Arba, pavyzdžiui, kaip, pavyzdžiui, sako, pasakoja žmonės, kad pamatė kažkaip lygtis skraidančią lėkštę danguje per autostradą važiuojantys žmonės kažkur Teksase. Ir tose šalyse vat, labai yra mums nežinomų požeminių tokių teritorijų daug, kur labai sąveika turi su tom skraidančiais objektais ir tam būtybėm. Bet aš atsimenu, kad kai tie skraidė, kaip ten, sakytum, tie objektai, o mašinos pačios visos sustojo. Jis važiavo ir sustojo, bet vat, kai pradėjau kalbėti apie tas būtybės, į tą nusigrėmiosdinau į tą vietą ir vat, pradėjo mane, kaip sakytum, o čia va, kažkaip va, taip neduoti sakyti. Mhm. Rask žmogų, kurio mašina sugedo. Mhm. Radau. Kodėl ta mašina sugedo? Mhm. Tuoj. Yra svetima būtybė, kuri įtakojo, kad ta mašina sugestų ir ji dar būtų galėjusi daugiau ilgiau važinėti. Bet vat, ėmė dabar vat taip padarė, kad ir jisai žino ta būtybė, kad tu tai žinai, kad tu tai supratai. Ir tau, kaip ir sakytum, tuoj. Aš jai sakau, tai ką tu nori pasakyti, nes jis stovi prie tavo mašinos. Aš jam sako, noriu pasakyti, kad jeigu jis neturėjo problemų, tai aš jam padėsiu turėti problemas. Tai kokią jisai teisę turi
Supratau. Nes tu per daug giliai įsikišai į tą klausimą kitų kur, kur dar, kur dar nereikia, va sako, o dar sako, ten nereikia nieko lysti. Mhm. Man sako, net per anksti dar kitas atsakymas sako. Ten nebūtybė sako, bet atsakymas kitas. Mhm. Nu, kaip ir sakiau, kad labai visiškai sutampa rezonuoja, kad nu, tipo, tie žmonės, jie sutinka, kad ta būtybė būtų jų biolaukia. Ir tu, kol tie žmonės nepasakys, kad mes sutinkam, kad tu tai reguliuot gali padėti, bent jau, kol nepaprašė tavęs, arba, pavyzdžiui, kol nesutiko tos būtybės per žmonės, tada, reiškia, jos gali per tą šeimininką žmogų tau kažką tai, nu, irgi paveikti tave, kad, nu, nesikišk, tipo nesikišk. Mhm. O kaip dabar tam žmogui spręsti šitą problemą? Arba ne problemą, o šitą iškilusią. O dėl mašinos tu turi minį? Ar dėl tų žmonių? Tarkim, galbūt vieną dėl mašinos. Pirmas. Aš dar kartą pasikartosiu jo. Šitą mašiną išbraukti iš savo gyvenimo. Mhm. Nežinau, kaip kitaip pasakyti, bet taip skamba to erdvėje. Nu. Mhm. Nebenorėk jos nei tvarkyti nieko. O ką daryti tam žmogui su ta būtybe? O nieko nereikia daryti, ten ne tavo būtybė. Kokiu būdu žmogus gali apsaugoti mašiną? Talismanu, ar kokia nors kitokia energetinė išraiška? Jeigu, pavyzdžiui, yra toks talismanas, labai stipriai pakrautas, stipraus žmogaus su stipria energetika. Tikrai pakrautas, vat, nu, jau tikrai nuostabiai. Čia priklauso ten, vat, ir mėnulis, ir valandos, ir ką tu žodžiai mintys į tą talismaną. Ir jeigu tu dar ten ar totemas, ar ten rūna, tokie dalykai, jie irgi labai labai padeda, labai veikia. Jo. Paskui, pavyzdžiui, irgi yra minties jėga, žodžiai, kad viskas, kas namuose, jeigu, sakykime, buvo blogai, turi palikti tenais ir įsėsti į mašiną su švaria energetika, su švariom mintim, nebegalvoti, kažko nepykti, vat, visai tokiu vat, energetiniu pozityvumu. Tai vat, tas irgi labai veikia, labai gerai persiduoda. Nu. Jo, tai vat, turi reikšmės ir energetika, ir vibracijos, ir, pavyzdžiui, mašinose, kai klauso žmonės muziką, tai irgi labai svarbus, kokia muzika tuose žodžiuose. Tai yra, kokie žodžiai toje muzikoje. Mhm. Kalbėjai ten, pavyzdžiui, ar tu barijasi ten, sakykime, gali būti taip, kad mašina kaupia tas energijas, kaupia jo ir nieks ten neįsivalo, ten barniai ten, sakykime, partneriai, sakykime, barasi. Bet ji ne iš karto genda. Ji ten
Kaip ir sakytų, mane nėra taip tiesiogiai, bet jį klausosi, kaupia, sugeria tą negatyvą, joje lieka, šeimininkai išlipa, paskui lipa vėl kitą kartą vėl ten baras ten. Tai, tai jo, ir ji paskui nei iš jo, nei iš to kažkas joje irgi pradeda gesti, vat, birėti, kad taip eina. Ir kaip ir sakiau, labai svarbu, kokia energetika buvo pas praeitą šeimininką tos mašinos. Labai, labai svarbu. Ta energetika, tai net, pavyzdžiui, nu, sakykime, mane avarija buvo, pataisė mašiną. Ir toje mašinoje gali išlikti tas žmogus, kuris vairavo, jo siela, jo atmintis, jo ta bijo, ta tokia, vat, atmintis, baimė, visą tai sustingsta, nes jeigu dėl avarijos miršta žmogus, tai jame iš vis jis labai ilgai gali neišeiti iš žemės ir toje mašinoje likti, nes ten iš vis super galinga informacija mirštant yra tame žmoguje. Ir šoko baimės, ir avarija, ir visa tai akis, ir tas laukas, viskas lieka. Tai, tai va taip. Mhm. Bet galima, vat, pavyzdžiui, ateina nepasakyti, kad galima mašiną su žvakės ugnimi išvalyti, viduje mašiną išvalyti. Tiesiog išplauti, ten išvalyti ir pastatyti prie pilnatį, vat kaip pilnatis ateina ir paskui jį leidžiasi, pilnatis tuštėja. Nu tai vat irgi, taip galima kiekvieną naktį pastatyti, kad išsivalytų. Nu bet irgi reikia čia žiūrėti labai kokia pilnatis, perspėjau, nes gali daug klausančių bandyti tai daryti. Tai reikia žiūrėti kokią dieną, pasiskaityti, o gal ta pilnatis labai bloga, vat reikia jos. Kaip palaikyti tą santykį tarp mašinos Kokį? ir sveika tokia, kad įvyktų mainai kažkokie tai. Na važiuoju, eina labai gerai, jeigu ryte įlipi į mašiną, pasisveikini, paglostai, pasakai, kad aš tave myliu, kad šiandien mums gera diena tegu būna ir šiandien mūsų gera diena. Būk sveika mano mašinėlė ir vežiok mane ir vežk. Ir, nu, dabar taip pat važiuojam lengvai, laimingai. Na, va, o paskui pabaigoje padėkot mašinai, sakyt, nu, aš dėkoju draugė mano, aš te myliu, nu, dėkoju, viskas paglostai, gal ten vairas, sakykime, ne. O tokia vat vibracija, ji pipiec kaip sveika, sako, vat aplinkoje. Atsiprašau už tokį žodį, bet tai jau taip išsitrindino, taip, nu. Taip, natūraliai. Aha.